Rugsėjo 16-25 dienomis visoje Lietuvoje minima kasmetinė Europos tarybos programos Europos paveldo dienos renginiai. Šiais metais pasirinkta tema paslėpti lobį – sieninė tapyba. Alytaus rajonas taip pat mini šias dienas. Šiandien Simno švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje vyko pažintinė paskaita pasirinkta tema. Europos paveldo dienos vyksta visoje Lietuvoje, šiandieną kaip tik prasidėjo, būtent rugsėjo 16 dieną ir jos tęsis iki rugsėjo 25 dienos. Šis renginys Europos paveldo dienos Alytaus rajone jau tampa kaip ir tradicinis, nes mes kiekvienais metais rugsėjo mėnesį įsijungiam į šių Europos paveldo dienų renginių ciklą ir kiekvienais metais vis kitoje erdvėje, kiekvienoje vietoje, kitomis išraiškos formomis organizuojam renginius. Pasirinkta tema siekiama pristatyti įvairių istorinių epochų sieninę tapybą Lietuvoje, aktualizuoti tokios technikos svarbą ir vertę bendrame architektūrinėje kontekste, taip pat integruoti sieninės tapybos kultūros paveldą į vietos bei šalies kultūrinio turizmo maršrutus, bendradarbiaujant su turizmo organizacijomis ir gidais. Iš tiesų tai šie renginiai įvairiai būna, kad vieni sulauktų daugiau klausytojo, žiūrovo, kiti galbūt mažiau, nes tai kultūros paveldas tai tokia sritis, kai turbūt nelabai kartais ir suprantama, kas tai yra. Tai žinoma, mes visą laiką organizuodami šios renginius visą laiką bendravome su mokyklomis, su seniūnijų darbuotojais, todėl kad tiesiog kviečiam, beldžiamės į visas įstaigas ir sakom, yra puikia proga susipažinti, išgirsti, pamatyti ir pajusti, kas tai yra kultūros paveldas. Simno švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje renginio pabaigoje skambėjo kamerinės muzikos ansamblio Reversio sakralinės muzikos koncertas.